206 žaidynėse dalyvaujančių valstybių. Lietuvos tarp jų dėja kol kas nėra, bet labai tikiuosi, kad rytoj jau bus. Ketvirtadienį irklavimo varžybų finale plauks abi mūsų porinės dvivietės valtys Donata Vištartaitė ir Milda Valčiukaitė, bei Saulius Riteris ir Mindaugas Griškonis. Todėl šiandien mūsų laidos dėmesio centre būtent irklavimas. Ir šios dienos laidos svečias tarptautinės kategorijos treneris Virgaudas Leknickas. Labadiena. Labadiena. Ačiū, kad atėjote pas mus į studiją. Įtemptas laikas, labai jaudinatės. Ne tiek įtemptas, kiek ruošimės varžyboms. Savaitgalį mes turime Lietuvos jaunučių žaidynės, tai stovyklėlę tokią pasidarėm Trakuose ir reikia prižiūrėti. Turbūt daugiausiai nerimo vis tik kėlė vyrų porinė dvivietė prieš olimpinės žaidynės, kai Rolandas Mašinskas susižeidė, Mindaugas Griškonis sėdo kartu į valtį su Sauliumi Riteriu. Ar tikėjotės, kad jiem taip gerai seksis? Ir tikėjomis, ir nesitikėjau. Čia mano nuomonė. Kadangi šie vaikinai ne tik susėdo šiuo metu, jie jau irklavo ir varžybose pavasarį, Pediluko regatai Italijoje, ir labai neblogai sekėsi jiem. Rodė gerus laikus. Taip, kad iš šios dvivietės galima tikėtis labai neblogų rezultatų olimpiadai. Jie pirmie finišavo ir atrankoje ir savo pusfinalyje. Ar tai, ką nors sako, kitame pusfinalyje dvi valtys plaukė greičiau? Taip, sako, kad olimpiadoje silpnų nėra. Reikia kovoti iki paskutinio centimetro. O kad laikas jų prastesnis už kito užplaukimo, tai čia manau, kad einant pirmiem, tenai, kaip sakant, plėšytis nereikia iki paskutiniųjų. Jie kontroliavo, mačiau, kad Saulis kontroliavo padėtį, visą distanciją, taip kad jokių... Manau, kad gali vyrai kovoti dėl aukščiausio apdovanojimo. Jie atrodė tokie užtikrinti, atrodė, kad jie gali dar gerokai greičiau. Manyčiau, kad taip. Ar yra skirtumas plaukti vienvietę ir dvivietę? Mindaugas Griškonis unikalus, kad taip geba, ar daugelis irkluotojų taip galėtų? Unikalus. Kas liečia Mindaugą, tai yra unikalus irkluotojas, kadangi ne kiekvienas sėdęs iš vienvietės valties gali pritapti prie kito sportininko. Tai yra čia įgimta savybė, skaitau, įgimta. Ir jis labai gerai pataiko pagal Riterio duodamą tempą ir ritmą. Ir šiek tiek Mindaugą esate ir jūs pats treniravęs? Na, tai tenai tik tai prisilietęs, galime sakyti. Aišku, kiekvieną kartą kažką tai matant, duodi konsultaciją kažkokią, tai ar jis priima tą, ar nepriima, tai čia jo reikalas. Bet jeigu matai kažką darant, tai visuomet padedi žmogui. Prognozės slidus dalykas, bet visi labai laukia. Pamėginkim spėlioti, kas rytoj bus. Prognozės tai yra slidus tikrai dalykas, bet ir olimpiadai, ypač olimpiada. Matot, prognozės nesipildo kai kurios. Bet aš prognozuoju, kad tikrai 2 medaliai bus. Kokios prabos, nežinau, bet tikrai bus 2 medaliai. Milda Valčiukaitė ir Donata Vištartaitė, antroji mūsų valtis, kuri tikrai pretenduoja medalius. Kaip jums patiko jų pasirodymas? Jos vakar buvo antros, tarsi plaukė ilgą laiką pirmos ir tik pačioje pabaigoje praleido Graikijos valtį. Tai dar vienas tas ir yra, olimpiadų silpnų nėra. Visi trokšta medalių, aukso pirmiausia. Taip, kad jom labai bus sunku. Aš manau, kad sunku. Ne tik Riteriui bus sunku, bet ir Mildai, ir Donatai bus labai sunku kovoti. Bet aš tikiu, kad jos tikrai medalį išplėš. Kokį, tai jūs pamatysim rytoj. Porinė keturvietė. 2 jūsų auklėtiniai. Tikėjotės, kad pateks į A finalą? Ar B finalas toks rezultatas, kaip ir turėjo būti? Jau vien, kad ši komanda pateko į olimpiadą, tai yra stebuklas. Kadangi netgi ne ši komanda, o 3 jos nariai tik tai irkluoja antrus metus kaip komanda. O kaip komanda šitai susiformavus tik tai šiais metais. Kadangi vietoj Žygimanto sėdo Nemiravičius pirmą numeriu. Taip, kad labai neblogas rezultatas ir dar truputėlį buvo su sveikata. Truputėlį prieš olimpiadas, truputėlį buvo nesunegalavę 2 sportininkai. Taip, kad šiuo metu šis rezultatas labai neblogas.
Jeigu jau būtų patekę į A finalą, tai būtų čia fantastika. Ir vienvietininkai, Armandas Kelmelis, jaunas 18 metų žmogus, jauniausias delegacijos narys, netikėtai iššokęs į olimpinį traukinį ir garbingai atstovauja Lietuvai. Pilypas iš pupų. Taip, jisai labai šaunus vaikinukas, kas liečia jo talentą ir darbištumą, tai yra unikalus vaikis. Kiek teko man kalbėti su jo treneriu, tai 6 valandą keliasi jis ryte. Treniruotė, pamokos, vakarinė treniruotė. Jisai turi tikslą ir to tikslą siekia. Ir matot, koks tikslas, kokie rezultatai. Fantastika. Dabar jis varžysis dėl 13-24 vietos, kaip ir Lina Šaltytė. Taip, jeigu jis pateks į trejetuką šiuo metu, jisai C finale dalyvaus. Kaip ir Lina. O Lina Šaltytė, kaip jums atrodo jos pasirodymas? O Lina tai irgi toks unikumas, kadangi jinai yra, kaip sakant, neprofesionalė. Jinai turi darbą, pastovų darbą, jinai po darbo atvyksta į Trakus, treniruojasi, jokių stovyklų, jokio tenai kažkokio papildomo finansavimo, jinai važiuoja. Matot, olimpiadą. Ir turime naujieną, kad šiandien varžybos nevyksta, taigi keturvietė ir vienvietininkai lauks rytdienos. Ar tai labai išmuša sportininkus iš vėžių? Išmuša, taip. Jie susikoncentruoja jau į tą startą, vėl kitą dieną, vėl per naują viskas. Taip, išmuša. Kągi, ačiū labai mūsų svečiui. Rytoj tikrai visa Lietuva sirgs už irklų.